Žinot, gerbiamas Jurski, pakalbėkime apie paskutinės vasaros dienas. Tikrai noriu pasipasakoti. Taip. Buvau čia rugpjūčio pabaigoje Palangoj. Vaikštau po pliažą, žinot, kad smirda. Tiesą pasakius taip, kad nosį riečia, kad smirda. Palaukit, Palangoj vaikštot ir kad smirda, kad nosį riečia, kad smirda ir kad Palangoj. Taip. Labą dieną, tai jūs nežinojot, kad buvęs Seimo narys Linas Karalius ten buvo pliaže atidaręs kažkokį kislotnikų kabakėlį. Ir tenai buvo ten tokia bačka be dugno. Ir ten visos nuotikos ir nuošliaužos, kur žmonės, na taip, nuvaro tenai į tą bačką ir paliko jie ten. O tai tau. Tai žiūrėkit, čia tas kovotojas už švarą, už ten harmoningą aplinką ten tapo šūdų karalium. Ir tai čia viskas dėl to, kad žmogus ilgai gyveno Vietname. Čia, kaip sakant, ilgo gyvenimo Vietname palikimas. Kultūrinis heritažas. Ta prasme. Nu tai kaip tai ta prasme? Tai kaip Vietname yra. Jūs ateinat Vietname į kokį kislotnikų barą ar į 5 žvaigždučių viešbutį, ten tas pats neatskirsi. Ir klausėt, kur pas jumis tualetas randasi. O jums atsako, eikit pro duris ir prie durų, prie laiptelių tupkit. Jūs nueinat, nu ir jeigu ten dar nėra tokios krūvos, žinot, nu tai jūs ir pasielgėt kaip Linas šūdų karalius. O tai palaukit, tai tų šūdų niekas ir neišveža. Niekas. Ateina liūčių sezonas, potvinis, reiškia, pakyla vanduo, ateina pengasijos su telapijom ir viskas surėja. Palangoj nebūna potvinio. Palangoj būna audros užtat. Rudenį, kai pakils audra, kai su visų pliažo smėliu ir nuplaus tą karaliaus šūdų bačką, rasi ją po to kur nors prie Švedijos krantų Botnijos įlankoj. Nu jo, harmoningas gyvenimas su gamta pagal Liną karalių, taip šiandien. Liną šūdų karalių. Šūdų karalių. A dabar suprantat, kodėl tą šūdžių išmetė iš žąsų? Kodėl? A va todėl, kad vieną kartą, reiškia, grįžta Linas šūdų karalius iš Indijos ir sako trūsabakai, kakosim dabar viens į kito batus ir lauksim nušvitimo iki apsišikimo.